Ar žinai, kad šiais metais turėsi priimti sprendimą dėl savo antros pensijų pakopos? Net jei iki šiol to nesidomėjai. Šiuo metu joje dalyvauja apie 1,4 milijonų žmonių ir nemaža jų dalis net nežino, kokį sprendimą turės priimti per artimiausius 2 metus. Todėl daug kas spręs taip, kaip tuo metu atrodys geriau, nors pasirinkimas gali reikšti greitus pinigus šiandien arba daug didesnę sumą ateityje. Šiandien parodysiu, kas iš tikrųjų keičiasi ir ką tai reiškia tau. Sveiki, aš Auksė. Kai pamačiau antraštę, nuo 2026 galėsite pasiimti pinigus iš antros pensijų pakopos, pagalvojau, pagaliau. Niekada nebuvau priverstinio dalyvavimo šalininkė, ypač kai žmonės negalėjo tiesiog išeiti. Bet pradėjusi gilintis, supratau, kad tai nėra laisvė. Tai testas, į kurį visi atėjome be instrukcijų. Pradėjau matyti kitą pusę, kai sužinojau, kad fonduose šiandien sukaupta apie 10 milijardų eurų. Tai nėra mažas žaidimas. Vidutiniškai tai būtų maždaug 6,9 tūkstančio eurų vienam žmogui. Čia kiekvienas sprendimas turi svorį. Todėl man svarbu, kad žinotum ne tik kas keičiasi, bet ir ką tai reiškia tau. Ir simboliška, kad viskas vyksta būtent dabar, ugninio arklio metais, kurie žymi greitus sprendimus ir didelius pokyčius. Dar vienas dalykas, kurį dažnai girdžiu, nieko nedarysiu, pažiūrėsiu vėliau, bet būtent tas vėliau dažniausiai ir tampa sprendimu, tik priimtų už tave ir ne visada taip, kaip norėtum. Jei tokios temos tau įdomios, kviečiu prenumeruoti kanalą ir paspausti like. Tai man ženklas, kad verta daryti daugiau tokio tipo epizodų. O dabar svarbiausia dalis. Kas konkrečiai keičiasi ir kaip tai palies tave. Nuo 2026 metų nebeliks automatinio įtraukimo. Niekas tavęs daugiau nebestums į sistemą. Iš pirmo žvilgsnio tai skamba kaip laisvė. Bet čia ir yra pirmas pokytis. Nuo šiol niekas už tave nebeskaičiuos, ar tavo pensija bus pakankama. Visi sprendimai ir jų pasekmės atsiduria ant tavo stalo. Antras pokytis. Vienkartinis pasitraukimo langas 2026-2027 metais. Kartą gyvenime galėsi visiškai pasitraukti iš antros pakopos, atsiemant visą savo dalį. Tai yra savo įmokas ir uždirbtą pelną. Valstybės paskata ir sodros dalis automatiškai sugrįš į tavo sodros pensiją. Atrodo, nieko neprarandi, bet yra vienas niuansas. Pasitraukęs, tu nebeturi antros pensijų pakopos turto. Tai reiškia, kad prarandi galimybę kaupti toliau ir gauti būsimą investicinę grąžą, kuri sudaro didžiausią ilgalaikę naudą. Jei nori suprasti savo situaciją, tai paprasta. Prisijungus prie savo sodros paskyros, pamatysi sukauptus taškus, o antros pensijų pakopos skaičiuoklė parodys, kiek sudaro tavo dalis ir galimos išmokos. Kad būtų aiškiau, netrukus parodysiu tai per konkretaus žmogaus pavyzdį. Patogią skaičiuoklę paliksiu komentare, kad galėtum pasitikrinti ir pats. Toliau kita opcija, kuri liks galiojanti visada. Galimybė atsiimti iki 25% savo dalies. Tai galima padaryti kartą gyvenime ir skirtingai nei pasitraukimo atveju, čia nereikia nutraukti kaupimo. Jeigu šią dalį atsiimsi dar prieš pensijos amžių, nuo sumos bus nuskaičiuoti 3%. Jeigu užsiimsi jau būdamas pensijoje, jokio mokesčio nebus. Dar vienas pokytis – įmokas bus galima sustabdyti iki 12 mėnesių. Patogu, jeigu reikia pauzės, bet tai panašu į metus nesportuoti ir tikėtis, kad forma nepasikeis. Teoriškai įmanoma, praktiškai retai tai būna. Ir pabaigai svarbus kontekstas. Apklausos rodo, kad apie 40% žmonių pasitrauktų vos tik gavę galimybę. Nuo šių metų jie ją turės ir tai gali stipriai sujudinti pačią sistemą. Ir būtent čia atsiranda klausimas, kurio daug žmonių neužduoda. O kodėl visa tai vyksta būtent dabar? Iki šiol sistema veikia autopilotu. Kas 3 metus žmonės būdavo įtraukiami automatiškai. Nuo 2026 tai baigėsi. Sprendimus priimsi pats. Bet mes čia nesame pirmi. Estijoje, kai atsirado galimybė išsiimti sukauptas lėšas, daugelis jie pasinaudojo tą pačią dieną. Bankų skyriai tą dieną buvo pilni eilių. Žmonės ėjo atsiimti visko, ką galėjo. Vėliau paaiškėjo, kad nemažai sprendimų buvo skuboti, priimti neapgalvojus apie pasekmes. Tai kodėl visa tai įvedama dabar? Oficialiai kalbama apie lankstumą. Tačiau yra 2 pagrindiniai motyvai. Pirmas – teisinis. 2024-aisiais Konstitucinis teismas nutarė, kad žmogus turi turėti teisę apsispręsti dėl savo kaupimo, todėl taisyklių atnaujinimas tapo neišvengiamas. Antrasis – demografija, kuri daro įtaką pačiai pensijų sistemos logikai. Jei gimei po 1990-ųjų, tavo amžiaus grupė yra gerokai mažesnė nei ankstesnės kartos. Dirbančiųjų mažėja, pensininkų daugėja
ir sodra nebegali užtikrinti 70–80% buvusio atlyginimo, kaip teoriškai turėtų. Šiandien sodros pensija sudaro tik 45–50% buvusio atlyginimo. O čia svarbus faktas. OECD Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija skaičiuoja, kad nuoseklus kaupimas antroje pakopoje padidina būsimą pensiją dar 15–20 procentinių punktų. Be papildomo kaupimo žmogus liktų tik su sodra ir dėl demografijos ta dalis ateityje tik mažėtų. Tai ne prognozė, o paprasta aritmetika. Tačiau čia išryškėja dar viena problema. Nors nuo šiol sprendimas priklauso tau, daugeliui trūksta įrankių tą sprendimą priimti. Lietuvoje savarankiškai investuoja apie 90 000 žmonių, vos keli procentai gyventojų. Įsivaizduok mastą. Įlipi į autobusą, apsidairai ir iš visų keleivių investuoja tik vienas. Tuo pat metu finansinio raštingumo tyrimai rodo, kad į sudėtingesnius finansų klausimus teisingai atsako tik kas 7. žmogus. Todėl daugiau laisvės reiškia ir daugiau atsakomybės. O daugeliui tai tampa ne pasirinkimu, o iššūkiu, kuriam jie dar nėra pasiruošę. Kad būtų aiškiau, paimkim konkretų žmogų – Zigmą. Jam 32 metai ir kaip daugeliui, antra pensijų pakopa buvo tiesiog dalykas, kuriam niekada neskyrė daug dėmesio. Ką Zigmas turi antroji pensijų pakopai šiandien? Jo įmokos – 4000, fondo uždirbtas pelnas – 800, valstybės paskata – 2000, iš viso sukaupta – 6800. Jeigu Zigmas pasitrauktų, jis atsimtų tik savo dalį, savo įmokas ir visą pelną, iš viso apie 4800 į rankas. Valstybės dalies grynais pasiimti negalima. Ji grįžta į sodrą ir virsta sodros taškais, kurie vėliau didina jo sodros pensiją. O kaip dėl 25% išsiėmimo? Yra ir ši opcija. Kartą gyvenime galima atsiimti iki 25% savo dalies, nenutraukiant kaupimo. Tai yra mažas išsiėmimas ir jis nekeičia pagrindinės dilemos, bet kontekste jis svarbus. Ir čia atsiveria du visiškai skirtingi keliai. Tarkim, Zigmas nuspręstų pristabdyti įmokas, taip daro nemaža dalis žmonių, kai norisi daugiau laisvų pinigų. Įmokas sustabdyti galima ir tą pauzę galima kartoti. Jeigu jis tiesiog paliktų 6800 augti su 6% metinė grąža, po 30 metų suma išaugtų iki 41 000. Čia 6% naudoju tik kaip iliustraciją. Fondų valdytojai ilgajam laikotarpiui dažnai skaičiuoja tokią grąžą, bet ji nėra garantuota. Pabrėšiu, tai tik pradinės sumos augimas. Antras kelias, jei Zigmas tęstų kaupimą, vaizdas keičiasi iš esmės. Tarkim, jis kas mėnesį mokėtų 60 €, o investicijos augtų 6% per metus. Čia skaičiuoju tik Zigmo įmokas. Valstybės paskata papildoma nauda, bet ji apskaičiuojama nuo atlyginimo prieš mokesčius ir jos taisyklės kinta, todėl Zigmo pavyzdyje jos neįtraukiu. Su tokiu tempu, per 30 metų Zigmo suma išaugtų iki 101 000 €. Ir čia matosi esminis dalykas. Tikrąją vertę sukuria ne vienkartinis likutis, o nuolatinės įmokos ir sudėtinės palūkanos. Zigmo pasirinkimas labai paprastas. 4800 € šiandien ar apie 100 000 po 30 metų, jei jis tiesiog tęstų kaupimą. Tai nėra skaičiai. Tai dviejų visiškai skirtingų ateičių palyginimas. Todėl atsiranda dar viena problema. Net kai žmogus mato skirtumą tarp 4800 dabar ir 100 000 ateityje, jis vis tiek abejoja ir ne dėl matematikos. Apklausos rodo labai aiškiai. Per paskutinį įtraukimo ciklą 200 000 žmonių atsisakė prisijungti. Tai nėra kvailumas, tai tiesiog nepasitikėjimas sistema, kuri keitėsi per dažnai. Todėl sprendimai dažnai priimami ne pagal skaičius, o pagal jausmą. Geriau dabar, kol garantuota. Ir būtent čia daug žmonių suklumpa, nes sprendimas iš emocijos tą akimirką atrodo logiškas, bet ilgainiui kainuoja daug daugiau. O kuri klaida pasitaiko dažniausiai, čia prasideda kita dalis. Ne vienas, išgirdęs apie išsiėmimą, sako, puiku, dėsiu į būsto pradinį įnašą. Ir tai skamba logiškai. Būstas yra apčiuopiamas, suprantamas, suteikiantis saugumo jausmą. Tačiau čia svarbu matyti ir kitą pusę. Nekilnojamas turtas nėra greitai realizuojamas turtas. 2022 metais tai labai pasimatė. Infliacija perkopė 15%, palūkanos kilo, o būsto rinka sulėtėjo. Sandorių mažėjo, pirkėjai tapo atsargesni, tuo pačiu metu finansų rinkose taip pat buvo nemaži svyravimai. Tai nereiškia, kad fondai blogesni, o būstas geresnis. Tiesiog abi kryptis turi savo rizikas, tik šios pasireiškia skirtingai. Būsto vertės pokyčiai dažniausiai matomi lėčiau, o fondų svyravimai iškart.
Ir dar vienas dalykas. Būstas reiškia ilgalaikį įsipareigojimą. Kai pajamos krenta ar palūkanos kyla, situacija gali tapti daug sunkesnė, nei atrodė iš pradžių. Klausimas nėra kas geriau. Klausimas, kokią riziką nori prisimti šiandien. Ir žmonės dažnai reaguoja į tai, kas vyksta šiandien, nors sprendimas turi pasiekmes ateičiai. Todėl prieš nusprendžiant, ką darysi su savo antra pensijų pakopa, verta sustoti ir užduoti savo kelis labai paprastus, bet esminius klausimus. Ar žinau, kuriame fonde kaupiu? Nemaža dalis net nežino. Jei nežinai, sprendi aklai. Antra. Ar turiu realų planą, kur naudosiu pinigus, jei juos išsiimsiu? Padėti į banką? Nupirkti būstą? Logiška, bet įsipareigojimai dideli, todėl svarbu turėti bent minimalų rezervą. Investuoti į ETF-us veikia tik su disciplina. Ar man tikrai reikia pinigų dabar? Jei sprendi iš emocijos, sustok. Ir čia atsiveria du visiškai skirtingi rezultatai. Jei žmogus pradeda kaupti nuo 30 metų, jo pensija gali būti apie 300 eurų didesnė per mėnesį. Jei pradeda tik nuo 45 metų, dažniausiai vos 100–150 eurų per mėnesį. Skirtumas tarp šių dviejų kelių nėra talentas ar sėkmė, tai laikas. Vienintelis dalykas, kurio neatgausi ir kuris turi didžiausią įtaką. Štai čia verta trumpam sustoti. 2026–2027 pasitraukimo galimybė nėra nei dovana, nei spąstai. Tai tiesiog retas momentas, kai sistema šiek tiek atsitraukia, o sprendimas grįžta į tavo rankas. Nuo antros pensijų pakopos veikimo pradžios Lietuvoje ji tapo viena iš nedaugelio vietų, kur žmogus, uždirbantis vidutinį ar mažesnį atlyginimą, realiai gauna daugiau, nei pats įdeda. Ir būtent todėl čia svarbiausia ne emocija, o platesnis vaizdas. Ką tau reiškia tęsti, ką reiškia sustoti ir ką reiškia rinktis greitus pinigus šiandien vietoj didesnio saugumo ateityje. Galutinis sprendimas vis tiek tavo, bet kai žinai visą paveikslą, jis tampa daug aiškesnis. Ačiū, kad buvai. Tikiuosi šis epizodas padėjo pamatyti aiškesnį vaizdą. Susitiksime kitame video. Iki kito karto.